atvažiuoja varžovas su naujų treneriu, tikrai bus komanda sureagavus, matėm ir paskutinės rungtynės Stambulo derbyje žaidė su didelė energija, taip kad tikrai norės grįžti į pergalių kelią ir laukia pavojingas varžovas, turi daug talento, nesvarbu, kad yra nemažai traumuotų žaidėjų, bet tikrai turi kam žaisti ir bus sunkios rungtynės laukiam. Trenerė Laso jau vadovavo komandai Turkijos lygą prieš Fenerbahčę, bet ten galioja legionierių limitas. Ar galima buvo matyti kažkokį jų žaidimo braižo pasikeitimą? Kažkiek matėm. Tai tikrai sunku ten per kelias dienas kažką pakeisti, bet gal gynyboje daugiau ta tokia pasyvesnė gynyba gynasi su dideliais žmonėm. Bet ir kaip ir minėjot, ne visi žaidė daug Turkijos lygo reikia prisitaikyti, nes turi vienas turkas žaisti aikštelį ir 7 užsieniečiai gali būti. To Eurolygoje tų taisyklių nėra, taip šiek tiek ir keisis. Prieš Laso vadovavimą Real dažnai susitikdavo Barcelonos laikais. Koks šio trenerio braižas ir ar atrodo, kad šitas Dolefas gali priminti savo talentų tuometinį Realą? Taip, braižas manau toks, kad daugiau laisvės žaidėjams, daugiau puolime duoda žais pagal jų instinktus ir tokia gal daugiau gynyboje, kaip ir minėjau, daugiau pasyvesnė gynyba nori žaisti. Tai toks vaizdas, kad taip ir bandys. Praėjusią savaitę po ilgos pertraukos grįžo Vincanas Poiré, kiek tai keičia jų priekinės linijos tą jėgą visą? Tai žinoma, tikrai jie turėjo nemažai traumų ir žaidė daug 4 numeriais, tiek Osmani, tiek Roland Smithas žaidė 5 numeriu, vėlgi kitaip tada žaidžia, bet grįžus Poiré, baudos aikštelės tampa žymiai sunkiau pramušiama ir tas grinai to ir nori Laso. Treneriai iš jūsų asmeninės patirties per trenerio karjerą kol kas. Kaip atrodo tie mūšiai su komandomis, kurių treneriai būna ką tik pasikeitę, kaip tas emocinis varžovų komandos fonas keičiasi? Tai visai, kaip ir minėjau, kiekvienas žaidėjas nori įrodyti kažką naujam treneriui ir komandai tas sukretimas toksai gaunasi, taip kad dažniausiai 70-80%, kad yra teigiamas poveikis, ypač pradžioj, taip kad tą turim nusiteikti, bet čia vėlgi Eurolygos rungtynės, tai čia būtų keista, kad nenusiteiktumėm kažko, kad varžovas atvažiuos susikaupęs. Prieš savaitę čia kalbėjote apie Nigelį Williamsą Gosą, kuris ką tik buvo sugrįžęs po traumos, kad nepaisant to, kad jis ką tik sugrįžęs, bet buvo geriausios sportinės formos jūsų žodžiais. Dabar Dovis Giedraitis yra ką tik sugrįžęs, kaip jo fizinę būklę vertintumėt? Tai irgi gerai jaučiasi ir davė mums tikrai naudos ir su Juventusu. Visiems reikia laiko, bet ta prasme, kad mažiau tų skausmų jaučia, tai abudu yra didelis mums privalumas ir mes tikrai jų laukiam, pasiilgę kiekvienas žmogaus mums reikia, ypač žinom, kiek daug rungtynių žaisim dabar, koks nusimato per 10 dienų laikotarpį, koks maratonas rungtynių, taip kiekvienas žaidėjas mums yra aukso vertės. Jis jau yra pasiruošęs pilnaverčių minučių Eurolygoje šią savaitę? Dovis? Jo. Taip. Kokia yra Arno Butkevičiaus situacija? Deividas Sirvydis taip pat praleido mačą savaitgalį. Tai Deivis kaip ir jau pasveiko, o Arnas dar klaustukas, bet mažai galimybių, kad rytoj žais. Jau paminėjo tą intensyvų tvarkaraštį, laukiantį didžiųjų metų švenčių fone, apskritai per artimiausias 14 dienų sužaisti 6 rungtynes. Kaip jaučiatės pasiruošę tiek fiziškai, tiek psichologiškai tokiam maratonui? Tai jau ne pirmą kartą tų rungtynių daug. Kol kas pasiruošę atrodom, nes kaip ir minėjom, grįžta tie traumuoti žaidėjai, kiekvieno reikės, kažkaip turim rotuoti ir žiūrėti, skaičiuotas minutės, kad kažkiek tai visą laiką kiekvienas žaidėjas kažką duotų, o žiūrim tik tai rungtynės iš rungtynių. Dabar artimiausios rungtynės su Efesu ir čia mūsų pagrindiniai akcentai yra. Pastarosios 2 rungtynės Kaune, kalbu apie Eurolygą namuose, prasidėjo labai vangiamis pirmomis rungtynių pusėmis. Ar šį kartą yra dedamas papildomas akcentas žaidėjams ant to? Kažkiek dedam, bet vėlgi, kiek tu čia, ką galima daug irgi pakeisti, nėra lengva pasakyti, neužtenka vėlgi pasakyti, paakcentuoti, bet tikrai matom tą ir nežinau, ar čia tas jaudulys, ar čia mes kažkaip kitaip, kažkaip tai išvykoje net kitaip žaidžiam. Bandom ieškoti tų priežasčių, bet gal dabar grįžo daugiau nusistovėjo mūsų tos rotacijos, kažkiek gal nusistovės, kiekvienas žino savo vietą aikštelę ir gal bus geriau, bet tikimės taip.